Kaip naujagimio specialistė, manau, kad būtent šie 5 pirkiniai dažniausiai yra pinigų švaistimas. Pasikalbėkime apie tai. Karuselė virš lovos. Daugiau dekoracija nei reali nauda naujagimiui. Pirmaisiais mėnesiais kūdikiui svarbiausia yra kontaktas su žmogumi, o ne stimuliacija virš lovos. Šokliukai ir vaikštynės. Šokliukai gali sukurti per ankstyvą ir nenatūralią apkrovą klubų nariams, kai kūdikis dar nėra tam pasiruošęs. Vaikštynės riboja natūralų judėjimą ir motorinės raidos patirtį, kuri būtina sveikam vystymuisi. Dėl saugumo ir raidos rizikų net kai kuriuose šalyse yra nerekomenduojamas arba ribojamas. Apsaugos nuo kritimų ir pagalvėlės. Čia labai dažnai matau tėvų nerimą, tėvų baimės, o ne vaikų poreikius, nes kūdikiai mokosi per judėjimą. Per didelis apsisaugojimas gali net juos riboti, tai yra normalu. Tyrinėti pasaulį ir kartais pasimokyti iš savo klaidų. Kempinė naujagimiui. Dažniausiai perkama tiesiog automatiškai, bet naujagimiai jautrai odeliai jos nereikia. Maudant pakanka tiesiog rankos. Lęšių muilų voniai. Tai klasikinis marketingo efektas. Galvai viena priemonė, kūnai kita, užpakaliukui dar trečia. Ir kur jau susidaro įspūdis, kad kūdikiui reikia atskiros kosmetikos sistemos. Realybėje tai dažniausiai nereikalingas perteklinis pirkimas. Daugeliu atveju pakanka vieno švelnaus prausiklio. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad naujagimiui reikia ne daugiau daiktų, o jam reikia ramių tėvų.